kariuomenės sugrįžimas iš rudens manevrų. Po gražiąją Žemaitiją. Kas čia taip su gėlėmis pasipuošia? Ogi tai žemaičiai užventiškai, seniai ir jauni, vyrai ir merginos, ir net vaikai pasitinka iš manevrų grįžtančius į savo pulkus Lietuvos kareivėlius, pėstininkus, kavaleristus, artileristus ir šarvuočius. Karo mokyklos šventė, į kurią atvyko Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Pražygiavus karo mokyklos kariūnams iškilmės paradu, prie Vytauto didžiojo paminklo prasideda pati iškilmiausia šventės dalis, kardų pašventinimas ir jų įteikimas. Be reikalo nepakels, be garbės nenuleis, kartoja prezidento žodžius, uždėdamas jauniems karininkams kardą ant peties. Karo muziejaus sodelį ir gretimuose gatvėse susirinkusi kariuomenė, įvairios organizacijos ir didžiulė žmonių minia. Bokšte sutrimituoja trimetininkas ir valstybinė vėliava, gegužės saulės atokaitoje tingiai plevėsų. Prasidėjo pati gražiausia ir spalvingiausia šios kariuomenės su visuomenės susiartinimo šventės dalis – paradas. Žygiuoja įvairių fabrikų darbininkai ir ilgos voros studentijos, įvairios korporacijos gražiomis uniformomis ir jauna moksleivija. Rugsėjo 8 dienos tautos šventė. Parade daug naujo pasiryžimo pridavė suvažiavę savanoriai iš visų Lietuvos kampų. Tai jie 1918 metais iš kaimų ir miestelių pasipylė beveik beginkliai kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nežinomos Lietuvos kareivis buvo vienas iš jų. Savanoriam pražygiavus sekė eilės kitos kariuomenės ginklų rūšių. Visa tai buvo laisvoje Lietuvoje.